Sveiki žmonės. Aš buvau labai laimingas, kai mano ankstesnis video, kur ryšys su lėktuvo numušimu ir karu Sirijoje, nepaliko jūs abejingais. Ir tai, kad jūs šiam video parodėte didelį susidomėjimą. Dėl to ir šiandien pabandykime išsiaiškinti. Aš norėčiau jums užduoti tiesioginį klausimą, pabandykite iškart ilgai negalvojant duoti vertinimą Rusijos užsienio politikai pagal 10-balę sistemą. 2. Ir kaipgi susidarė tokia nuomonė? Jūs skaitot laikraščius, žiūri televizorių. Pati populiariausia žinių laida Vokietijoje yra Tagesschau. Kamgi Tagesschau priklauso? Pirmajam kanalui. O kam priklauso pirmasis kanalas? Art. O kam priklauso Art? Valstybei. Aš turiu omeny, ar informacija iš valstybinio kanalo vis dar yra nepriklausoma? Jūs kartais nepastebėjot, kad viską mes girdim apie tai, kas vyksta Rusijoje, viskas yra blogai ir negatyvi informacija. Arba ar bent kartą jūs girdėjot, kad Rusijos politika kieta. Mes dažniau girdim, kad Obama ir Merkel vėl geriausi draugai, broliai. Ir tiesą sakant, aš dalinai savęs klausiau, kokio velnio? Juk jei aš neklystu, netaip seniai tapo žinoma, kad amerikiečiai ilgus metus iš eilės mus seka ir ką mes prieš tą nusprendėm? Nieko. Ar bent kas pasikeitė nuo to laiko? Ne. Jie ir toliau tai pradeda daryti. Ir politikai sako, taip kaip buvo blogai, bet viskas normaliai. Mes politiškai draugaujam su valstybė, kurios didžiausia spec tarnyba, noriai naudoja kankinimus ir lėtai tampama priešų šalies, kuri ką mums padarė? Nieko. Bet jei kas vėl Rusijoje nutinka, tai iškart, tas Putinas, ką jis sau leidžia? Kasgi sėdi Art ir sprendžia, kas bus rodoma per žinią, o kas ne? Mes galim tai kontroliuoti? Ne. O jei jūs tiesiai paklaus, kas iš jūsų žinojo, kas yra tokios push ir right, kol jų nepasodino, gal jūs? Aš tai ne. Nepriklausomai nuo to, ar gerai tai buvo ar ne. Bet iš to daro tokią tragediją, lyg nieko blogesnio pasaulyje nėra. Dabar palyginimui. JAV 1980 metais neteisingai nuteisė myriop 2000 žmonių. Ne šiaip savo pasodino, o jos užmušė valdžia. Ir koks laikraštis apie tai mums parašė? Joks. Ir kodėlgi? Kas visgi sėdi ir sprendžia biure? Šią naujieną mes parodysim, o šią ne. Labai paprasta. Valstybė. Mes turim reikalų su dvigubai standartais. Kas dėl to kaltas? Masinės informacijos priemonės. Aišku, mes negalim visko, kas vyksta pasaulyje, savarankiškai pertikrinti. Mes neturim tiek laiko ir noro. Todėl mes priklausom nuo tų žmonių, kurie šią informaciją analizuoja ir mums sako, kad įvyko štai tai ir tai. Ir tai, kas kontroliuoja šias masinės informacijos priemonės, kontroliuoja ir visuomenės nuomonę. Ir pagrindinė kontroliuojama funkcija valstybiniuose kanaluose vykdo valstybė. Ir ten sėdi žmonės, kurie sprendžia, ką mes turim girdėti, o ko ne. Vakarai visą teisūs ir nesvarbu, ką jis daro, o rytai visada blogai. Sakykit, kokia tikimybė, kad žmonės šalyse, kurios mums lygtai nepatinka, visiškai nesveiki ir ligoti žmonės. Jei sąžiningai, tai jie tokie pat žmonės kaip ir mes. Jie nei kvailesni, nei protingesni, nei mes. Tai kodėl apie juos mums tai pasakoja? O tai tam, kad žmonės būtų pasiruošę kovoti. Tuo atveju, jei nutiks konfliktas tarp rytų ir vakarų, ir tuo aš pilnai įsitikinęs, kad kariniai veiksmai tame tarpe taip pat numatyti. Tai skamba neįtikėtinai, bet įsivaizduokit, jei mums sakytų, kad rusai normalų žmonės, bet mes dėl ekonominių interesų prieš juos turėtume kovoti. Kasgi su tuo sutiktų? Ir draugai, tokia taktika nėra naujas išradimas, tai vadinama propaganda. Ir žmonės, kurie tai organizuoja, nėra visiškai kvailiai. Jei pažvelgsit istoriją, tai suprasit. O, tai taip akivaizdu. Ir kaip jie to nesugebėjo pastebėti. Jei atvirai, tai mes nei kiek negeresni. Jei jūs galvojat, kad visą tai mano išsigalvojimai, ne, dėja, ne. Grįžkime prie push right. Kada valstybiniam kanale, kur mūsų visuomeninių veikėjų paklausė, jų nuomonės apie push right, ir tada savo nuomonės išsakė tokie žmonės kaip Gerta Müller, kuri pavadino grupę push right už seksą muziejų su višta vaginoje. Jausminga. Jei atvirai, tai net Vokietijoje vadinama nusikaltimų su teisiniam pasekmėm. Alisa Schwarzer, kuri Putiną pastatė ant to pačio laiptelio kartu su religinės fundamentalistais ir islamistais. Ir dar aktorė Anna Talbach, kuri taip pat išsakė savo nuomonę, kodėl visa tai buvo taip neteisinga. Po to Anna Talbach pakvietė į laidą CDF kultūrą, kurie absoliučiai atvirai prieš kameras prisipažino, kad iš CDF jį gavo pinigus už tai, kad jį padarytų šį pareiškimą. Mes norėtum pakalbėti su tavim apie push right. Tu užsiėmei to klausimu? Taip, aš gavau pinigus į CDF, kad aš apie tai pasakyčiau. Jie ką, už tai moka pinigus? To aš negaliu pasakyti. Bet jūs apie tai užsiminėte. Kiek jums už tai sumokėjo? Signalas. Pip. Galą paprasčiausiai užpypino. Gale programos vedėjas Anna Talbach pavadino labai nuoširdžią. Ir kas įdomu, niekas dėl to, ką jie pasakė, nesijokė, jei tai buvo pokštas. Į visus klausimus, kas lietė push right, nuoširdžiai atsakinėjo, kad jai už tai sumokėjo. Gera mintis.
Šitas video papuolė net į Rusijos televiziją, kuri geriausią laiką parodė. Didelis pergyvenė CDF, kągi daryti, o tai labai paprasta. Jos prisipažinimą viešai pavadino iš kojų verčiančių pokštų. Kultūros žurnalas pateko į pagrindinės Rusijos naujienas. Atsitinka tai ne kiekvieną dieną, bet šią savaitę tai tapo svarbia naujiena. Dėka nuostabaus Anos Taibach pokšto aktorė teigia, kad CDF jai sumokėjo didelius pinigus už tai, kad ji palaikytų rusų merginas Puširai. Jei jums atrodo, kad šį pokštą jau kažkur girdėjot, jūs teisūs. Ana Taibach 12 metais rugsėjų taip papokštavo, o Rusijoje dabar tvirtina, kad CDF iš tikrųjų moka tiems, kurie palaiko Puširai. Na, paprasčiausiai labai įdomu, kodėlgi niekas nesijokė. Tai pažinau, kad man negalima naudoti šį video. Greičiausiai CDF greit ateis ir šį video uždarys, todėl, kad aš panaudoju jų medžiagą, o ne todėl, kad aš čia pasakiau tiesą. Jei atvirai, tai jei jiems ko reikia, tegu blokuoja šį video. Tuo pačiu jie parodys, kad jie bailiai. Aš paprasčiausiai noriu, kad jūs turėtumėt galimybę laisvai kurti savo nuomonę. Jei to mūsų šalyje daugiau nebegalima daryti, tai atleiskit. Greičiausiai dabar valstybinė tarnyba mano kompiuterį ieško vaikiškos pornografijos ir mokesčių vengimo įrodymų. Noriu jūs nuvilti, jūs nieko nerasit. Paprasčiausiai aš pilietis, kuris atvirai reiškia savo nuomonę. Ir jei jums tai nepatinka, tai man šio šalies labai gaila. Aš įsitikinęs, kad šis video bus labai greit užblokuotas ir jei jūs norit, kad dar daugiau žmonių sužinotų tiesą ir apie tai, kas čia iš tikrųjų vyksta, dalinkite šio video dabar. Žiūrėkit, NATO prieina prie Rusijos ir sako dėl Krymo, ponai, baikit čia plėstis. Ir kalba apie tai, kad Rusija provokuoja antrą šaltąjį karą. Kai Vokietija susijungė, NATO pasakė, gerai, jūs gausit Rytų Vokietija, bet NATO daugiau nesiplės. Po šių žodžių prie NATO prisijungė dar 10 šalių ir tik dėl to, kad Rusija prisijungė dabar 2 milijonų žmonių, dabar jie blogi, kurgi ne. Pažiūrėkim, kokias valstybės prigrėbė NATO per paskutinius metus. Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Lietuva, Latvija, Rumunija. Ir kurgi yra tos visos šalys? Aplink Rusiją. Ei, koks sutapimas, ar ne? Pažiūrėkite į šį žemėlapį. Tai, kas mėlyna, tai NATO narės. Nenoriu nieko dabar įžeisti, bet kokiu būdu tokios šalis kaip Latvija sustiprina NATO. Žmonės, tai tikrai nesutapimas, tai taktinis frontas, kurį dabar ten stato. Vašingtone sėdi žmonės, kurie mums kalba. Ei, jūs negalėtumėte ten prieš Rusiją pasisakyti. Kietai, ar ne, tiesa? Ir kągi daro mūsų gynybos ministrė, ginkluoja ir leidžia, jo karo atveju jaunus žmonės, jaunesnius nei 17 metų, galima būtų pasiųsti į frontą. Ką? Kuo jį ten buvo iki tol, kol tapo gynybos ministrė? Ministrė šeimos klausimų. Tai reiškia, kad mes iš pradžių turime prigimdyti vaikų, kad po to turėtum ką siųsti į frontą. Nuostabu. Vokietija, jeigu trumpai, turi atstovauti interesus tų, kurie mus pastoviai slapta klausosi. Kas čia po galais iš viso vyksta? Grįžkim prie kito klausimo. Dėl kokios priežasties mūsų politikai galėtų norėti karo? Labai paprasta, pateiksiu labai paprastą pavyzdį. Anksčiau egzistavo viena automobilių gamykla, kuri gamino tokias geras mašinas, kurios praktiškai nelūžo. Ir kas nutiko? Gamykla bankrutavo ir tik todėl, kad jie neuždarbiavo ant atsarginių dalių. Ir kągi daro sėkmingi gamintojai? Jie daro automobilius taip, kad jie labai puikiai dirbtų, bet dėl kažkurio laiko kas nors automatiškai lūžtų dėl to, kad gamintojas uždirbtų ant atsarginių dalių. Ir pramonėje reikalai yra tokie pat. Pramonė vystosi tik tuo atveju, jei parduodamas didelis kiekis produkcijos, kuri gaminama. Ir problema šiom dienom tokia, kad beveik niekas nelūžta. Jei naujo mažai perkama, tai ir ekonomikos prieaugis krenta. Dėl tos priežasties reikia, kad kuo daugiau daiktų lūžtų, kad būtų ką atstatinėti. Ir dėl atsiranda darbo vietos. Ir kas geriausiai tam tinka, jei ne karas. Ir aš nenustepsiu, jei per sekančius 20 metų mums tai teks išgyventi. Ir gera to pradžia visada būna propaganda. Nors visa tai tik mano žodžiai. Ir žodžiai negali pakeisti pasaulio. Žodžiai ką nors gali pakeisti, jei po jų seka veiksmai. Todėl darykit ką nors. Blokiuokit masinės informacijos priemonės, kurias jūs maitina informacija ir jums meluoja. Kaip tik gali. Tokie leidiniai kaip Spiegel, Stern, FEC ir daugelis kitų, jie visi tik žiūri į savo pelną ir jei jiem pelno trūks, jie rašys tai, ką žmonės nori girdėti. Boikotuokit šias masinės informacinės priemonės, kvieskit savo draugus daryti tą patį. Tai būtent tais laikais, kai reikia kažką daryti dėl to, kad mes tie žmonės, kurie vėliau nuspręs šios šalies ateitį. Ir jei prasidės karas, tai mus, jaunus ir sveikus žmonės, siųs į frontą. Ir tai mums teks ten mirti. Dėl Dievo kovokit prieš tai, darykit ką nors dėl jūsų ateities. Gera pradžia bus, jei jūs pradėsit informuoti žmonės apie tai, kas iš tikrųjų čia vyksta.